Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją. Prieš prokurorų, teisėjų korupciją. Prieš savivaldybių pareigūnus, kurie vadė. Jisai hop tik paima ir suvalgo, be problemos. Čia iš Kuršių nerijos. Labai geras paukštis. Nebijo. Dresiruotas yra prieš korupciją. Atskrenda bet kur ir paima. Ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. O. Opa. Nu, teisingai sakiau. Teisingai. Iš kur būsite? Šilnus. Kuo mergaitės vardu? Milda, aš Raminta. Tai ką jūs čia veikite? Žemaitijos pajūryje? Grožimės Baltijos vaizdais. Jo, čia yra labai gražu. Pasakiškai. Mergaitės jūs neapsirikote. Na, tai kaip mergaitės gyvenimas? Studentai, ar dirbam, kaip čia? Dirbat? Atsiprašau, pasaulio lietuvių žiūrovų. Aš maniau, kad jums yra metų 15. Apsirikau. Šiek tiek. Reiškia, mes vairuojam. Velnias ir gėda, bet yra kaip yra. Tai kaip jūs dabar galvojat, kas čia bus Lietuvoje? Ar gerai Lietuvoje, ar blogai, ką reikia keisti maždaug? Jaunimo kokie reikalai, problemos kokios yra? Oi, platus klausimas, labai žinot. Šie priemonės nėra laisva norma. Pavyzdžiui, ką pati nori, kad būtų geriau Lietuvoje? Kad jauna, moteris, mergina, kaip jūs galvojat, kaip norit? Kas būtų geriau valstybėje, politikui, socialinės sferai, maždaug atkultūrai? Karjeros galimybė, švietimo sistema turbūt pats pirmiausias dalykas, kurį reikėtų tobulinti. Nuo švietimo sistemos, viskas prasideda. O taikyti 20. Ta prasme, nes viskas prasideda, tie patys ir tėvai mūsų kaip yra auklėti, taip ir mes auginame. Tai viskas yra šeima ateina, mokslas taip ir susideda toks ir mūsų auga. Tai šiaip nuo švietimo. Man pavyko išpapuolti tarp rimtų mergaičių papuolė. Iš Vilniaus, bet Žemaitijoje, ant Klaipėdos jūros krašto. Dabar, kur miškas važiuoja į jūrą, maudystai, matva, medžiai važiuoja į jūrą, reiškia slegia gamta. Taip emigruoja lietuviai. Gerai mergaitės, toliau važiuojame. O būtent švietimo temui, ką jūs galite keisti? Iš tikrųjų, pats mokykla, pavyzdžiui, pas požiūris, ar ne, kas ko yra mokoma, tai yra labai daug teorijos. Labai ko trūksta mokykloje praktikų dalykų. Ir kad vaikai tiesiog mokėtų, išeitų į gyvenimą šiek tiek su socialiniais įgūdžiais, kuriuos galima pritaikyti. Konkretesniais. Mokoma labai daug ir apie viską, bet kartu ir galbūt nereikalingos daug yra informacijos. Tai šiek tiek susisteminti galbūt reiktų ir Jūs turite reikėtų keisti vadovėlių sistemą. Pradinė mokykla ar vidurinė? Ar pilnai? Kita? Ne, aš tai, pavyzdžiui, galvoju konkrečiai apie praktinės užduotis, kad trūksta labai praktinių prisikviesti. Mažiau reikia teorijos. Chemija, fizika, taigi reikia kuo daugiau turėti paliesti. Aišku, tai susiveda irgi vėl į finansus dalykus, ta prasme, reikia naujos technikos mokykloje, tarkim, arba dar kažko. Viskas eina į finansus irgi, bet taip pat ir mokytojai, dabar yra tiek daug jaunų mokytojų trūkumas. Iš tikrųjų, reikia ruošti daugiau motyvacijos. Yra daug iniciatyvų, kur Lietuvai tobulėti, yra mokytojų iniciatyvus, socialinės stipendijos visokiausios. Tikrai jums stengiamasi pritraukti, bet trūksta vis tiek žmonių jaunų, jie neina, nemato perspektyvų, nemato, kaip galima būti, jeigu Kaip jūs galvojat, mūsų Seimas atsiprašau yra impotentinis, jisai niek nedaro, ar švietimo ministerija, kas čia kalbasi? Seimas užsiima niekais dabar, tai čia pasakyti. Laisvė rock'n'roll. Vėl pataikė mergaitės į 10-tuką. Teisingai. Užsiima niekais ir iš tikrųjų, kas daugiau, jeigu nepasakysim, kažko neparodysim, galima taikiai parodyti labai puikus protesto pavyzdys, taikus koncertas. Na, tai vis tiek, mes turim kažkokią iniciatyvą, mes rodom, kaip galima kažką. Tik lietuviam reiktų daugiau draugiškai ir atvirai kalbėtis ir... Jo, bet dabar Grybauskaitė neleidžia, kaip Stalino laikais. Ne taip, tu esi prieš Rusiją, tu esi anti, taip toliau. Yra gąsdinamas, čia karas bus, taip toliau. Čia yra pinigų plovimas, aš galvoju. Bet, mergaitės, aš pats mitingavau prie Seimo, reikalavau įteisinti prokuroro atsakomybę, advokato atsakomybę, taip, reiškia, teisėjų.
per 27 metus nesugebėjo, kas čia per Seimas yra. O taip toliau, nu čia viskas ir eina, ir švietimas taip toliau eina. Atsakomybės nėra. Sakyk, mergaitės, o jūs patys gal dirba toj sferoje? Ne. Toksai miestas kaip Panevėžys, jis jau nebetenka didmiesčio statuso. Jis jau jo nebeturi ir yra dar mažės, dar trauksis. Tiesiog nėra darbo vietų. Aš pati šiaip iš Panevėžio esu, tai mano tėvai dirba, bet sunkiai verčiasi, nu paprasčiausiai negali sau leisti tokios prabangos keisti darbą, nes kito nerasi tiesiog. Nėra pasirinkimo. Jūs iš Panevėžio, malonu, aš Panevėžyje dirbau, prie Ramyglos dirbau vyriausio inžinieriumi prieš daug metų. Ten aš tapau Lietuvoje pirmasis bedarbis, nes panaikino mano etatą, kam išaiškino korupciją. Labai malonu, visi savi, nėra kam pasiskųsti. Gerai ir baigim, mergaitės. Ką jūs galite patarti, reiškia, jaunimui ir valstybei, vyriausybei? Aš perduosiu specialiai tiesiai į Seimą, į vyriausybę, manęs aišku nemėgsta, bet šį problemas yra. Į prezidentūrą visą, ko jūs nuot, jūsų balsas eis į dangą, mergaitės. Ir pasaulio lietuvių padarim perduosiu, pažadu. Daugiau iniciatyvų ir mažiau apribojimų. Daugiau drąsos kažką daryti, nes iš tikrųjų niekas kitas nepakeis, jeigu ne mes. Ir daugiau palaikymo, o ne... Pozityvo šiek tiek ir nebijot paprasčiausiai, reikš nuomonę, kažką keisti nebijot. Va teisingai, mergaitės. Labą dieną. Ar galim pakalbinti Žemaitijos jaunimą? Iš kur esat? Iš kur? Iš Kretingos. O, tai saviškė, kaip ne? Praleisti mašiną. Praleisti mašiną, jo, tai pravažiuoja. Aš noriu pakalbėti, kaip jaunimas gyvena ir ko jaunimas nori šiandien. Kad būtų geriau, jo. Iš ko? Nu, kuo jūs vardu? Tadas. Jūs? Gvidas. Taip? Gvidas. Gvidas. Jūs? Ieva. Agnė. Jūs esate iš Kretingos, jo? Aš iš Telšių. Iš Telšių čia visi savi. Aš irgi, man tėviškė mostis taip pat, aš gimiau, senai labai, neatsimenu jau. Noriu paklausti jūs, kam visi krūvo gerai, prieš saulę va. Čia labai geras vaizdelis yra. Prie valtelės va, kaip tik labai fainai. Aš jums duosiu po vizitinį kortelę, kai mūtų aišku, su komis bendrauja. Ačiū. Ir kas ten dar negavo? Šitai. Tai jaunimas, gali papasakoti, ko jūs norite dabar iš Lietuvos valdžios? Matėmėsme, aš mitinguosiu, aš vadovauju pasaulio lietuvių streikui. Mitinguosim mes Vilniuje prie vyriausybės prie Seimo. Norim sugrąžinti milijoną išeiviją. Sunkus atvejis yra, panašu į utopiją, bet bandysim. Mes patys išeiviai. Va, Atostogaujam. va. Iš kur jūs esate dabar? Iš Liverpoolio. Iš Liverpoolio. Ok, tai. Va taip, ar turi draugų, taip bent. Jūs visi? Ne, tik mes. Jūs dviese, jo? Bet jūs tai galvojate išbėgti, jo? Ne, mes. O, matai, va čia va gerai. Tai gerai. Kodėl jūs išbėgot? Ar darbo nėra, ar teisybės, dėl ko maždaug? Darbo ir yra, bet Maža moka. gerai apmoko mane. Teisingai. Bandėm grįžti. Buvom grįžę porą mėnesių. O jūs būtent ką baigėt, ar mokotės? Baigėm viską. Mes Baigėt? viską baigėm. Tokie jauni, o ką baigėt? Ne tokie jau Ai, jauni. ne, mokyklą baigėm. O Profesija. Tadas baigė profesinę mokyklą. Santechniką. Santechnikai. Nu, vat, tam aš irgi savo laiku baigiau Vyšnių aukštąją. Buvo techninė, buvo savo laiku, taip. Tai jūs dabar grįžti Lietuvą negalvojat, jo? Ne. Nelabai. A jūs? Ne. Jūs ten vienas kartu Liverpool'e, jo? Ir negalvojat, o kaip kiti jums teikęs jaunimas kitur yra? Ar teigiama, neigiama Lietuvą? Kokios problemas yra? Ne vien tai, reiškia, pinigai, kas nors dar gal teisingumo nėra? Prisimeni buvo, kai mes grįžom, pažiūrėjau, registruotis nelabai tai galim čia. Nes jeigu mes nuomojamės iš ko nors būtą, mes negalim prie jo prisiregistruoti, nes... Lietuvoje? Jo, Lietuvoje, nes nuomotojai nenori deklaruoti kitus Jo, žmonės. jis nori nalievą. Ir mes gaunam kaip neregistruoti Lietuvoje. Supratau. Tokia minusas yra. O kaip aplamai, jaunimas skriaudžia Lietuvą valdžią, ar kaip?
Manau, Turi kalbėti, matot, mano partija yra, man televizija yra antikorupcinė, prieš valdžią, prieš prokurorus, prieš teisėjus, atvirai prieš Seimą. Mes einam prieš plauką, labai esam nepopuliarūs, bet atvirai einam. Nu, kaip jūs galvot, ko reikėtų jaunimui, kad grįžtų namo? Arba čia dirbtų Lietuvoje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje? Ko reikėtų? Manau, Kažkaip asmeniškai. reiktų daugiau šansų duoti, manau, kad labai išsikelia didelės, labai Tarkim, ieškai darbo reikalavimus. labai sunku rasti, nes jie nori patyrusi labai, o tarkim, Jo. kaip tu gausi tą Kaip tu patirtį, jeigu patirsi? nepriema. Tai labai teisingai, labai teisingai. O jeigu dirbti už minimumą labai sunku yra išsinuomoti Sunku, kažką, išsilaikyti. išlaikyti, mokesčius mokėti, Šeimą šildymą mokėti. kažkaip net baisu kurti kažką. Aš jūs suprantu, kadangi aš pirmasis Tarybų sąjungoje Lietuvoje pastačiau privačią gamyklą Klaipėdoje, vadinasi, tarptautinė išradimo dygimo gamykla. Turėjau apie 500 darbuotojų, man daug maž davė iš kalėjimo, duodavo, tai laikai būdavo, jo. Tai tas problemas jūs puikiai žinau. Tai jūs dabar negalvojat Lietuvą grįžti daug metų, jo? Nu ne, Nu kažkaip nemastom. Ir kol kodėl, kas viskas gerai mums tau, tai ne. įsivaizduoju, daug draugų ten turiu. Aš neužilgo atvyksiu į Angliją, Norvegiją, Airiją, Dubliną, taip pat paimti interviu ir grąžinti, nors mintį į Lietuvą pradžiai. Tai jūs negalvojat grįžti, jo? Ką galite palinkėti Lietuvos valdžiai? Proto. Proto, čia teisingai, mes prieisim prie mergaitės, o dabar Lietuvos valdžiai reiktų jaunų žmonių labiau, Jo. kad skleistų idėjas, Pačiai valdžiai jau. kad atstovautų jaunimą labiau. Bet- Bet gandai sklinka, kad jaunas žmogus ateina tave nusodinti Seime. Jo. Nes neleid tau reikštis, jie senieji neleid visiškai reikštis. Reiktų keisti iš šaknų visą valdžią. Daug reikėtų. Va, Keisti. tavo tamsta, ką mes sudarysim dabar? Aš pašiau 3 pareiškimus savo partijos vardu, Žemaitijos prezidento, parlamento, negavo leidimo. Jie bijo. Vadinasi, Aero Maidanelis numeris 2. O kaip Kyjeve, mat man žmona yra iš Kyjevo, tai aš važiavau, apsižiūrėjau, kaip yra, bet pažadam be karo, reiškia, bet aštriai labai. O jūs nemanote, kad Seime ir vyriausybėje sėdi tokie dėdės brežneminiai, Brežnevo laikų tokie senbeždžiai, Jo. kurie nemąsto visiškai nieko. Komunistai, tokie konservatoriai, kaip jūs galvojat, ką reikėtų? Man ten iš viso yra cirks, ten jie labiau su savim pykstas savo, ne Jo. kad kažką Jo, normalaus tarp sugalvoja. savęs labai pykstas. Ar pastebėjai, darbo kodeksas varsto vos ne metus. Prie naujo, prie seno pradėjai, prie naujo dabar užbaigė. Jo. Kodeksą, tai ko šį persėjimas yra? Labai ilgai jo toks dalykas tvarka tikrai neturėtų tai būti. Supratau, dabar aš einu prie antro jaunimo galo. Va čia, kol valtis stovi čia, viskas gerai. Čia, eis paplaukit po ežerą. Gerai, protingai. Nu taigi dabar, kur jūs dabar gyvenat? Kretingoj? Klaipėdai gyvenam. Klaipėdoj. Aha. Ir bėgt negalvojat. Ne, buvom bandę, bet ne. Tamsta, a jūs kaip siejat Lietuvos ateitį? Ar darbas, ar gamyba, ar kokia maždaug profesija, kokia sfera? Aš dirbu pagal specialybę savo. Jūs dirbat? Jo, aš audite dirbu. O, su jumis Dabar dirbau, dabar pam- išeinu į kitą įmonę Su dirbti. jumis pavojingai bendrauti, aha. Va, tokių jaunų Lietuvos valdžia bijo. Nu, bet kaip sakau, aš tik per pažįstamus irgi įsidarbinau. Taip. Nes kitaip aš nebūčiau įsidarbinęs. Aš tęsiu jūsų mintį. Aš ko reikalauju vyriausybės prezidento Seimo. Į Vilniaus vyriausybę valdžią papuolė tik tai Vilniečiai, Kauniečiai, o kur Žemaitija, ne? Taip. Suvalkas suko nėra. Tai čia yra korupcija, aukščiausio lygio. Vis pasakot pablato, kito kelio nėra. Viso gero, viskas gerai. Reiškia, sakytams, tai kaip jūs galvojate, ko reikėtų Lietuvai Žemaitijai, kad būtų gyvenimas geresnis? Vienime, kuo geresnis. Iš tikrųjų, aš atvirai pasakysiu, Seimo aš nesidomiu. Nu, aš tik, kas ir naujesnis sprendimai, dar aš nepažįstu Seimo, man neįdomus yra. Tik va, kas pasikeitimai naujai vyksta, tik tiek klausaus, o man neaktualu jie yra. Nu, Bet aš siūliau, mane nušvilpė, aišku, aš siūliau jaunimą, daugumai Seimą, jaunimą į vyriausybę. Nes tai mus priešinimą yra seną mąstymą, nesupranti visiškai nieko, savi žiūrė. nu, kad ir tą jauną žmogų priimt, nu ir kas jį nusodins taigiai. Ne, reikia daugumos, Aišku, kaip tą patį visą, čia nepakeisi nieko čia jau. Kaip nepakeisi, palaukit. Žiūrėk, jums linkiu sėkmės, nepamiršti Lietuvos ir Žemaitijos. Viso. Labą dieną, Lietuvos žmonės, brangioji šeivėje. Šiandien yra labai istorinė data. Ne tik vokiečiai užpuolė Europos Sąjungą, bet ir mes, antikorupcinė partija, Žemaitijos parlamentas pravedė 2 strateginius mitingus
prie Seimo, įteikdami 66 dienų ultimatumą padaryti namų darbus, kad į Lietuvą sugrįžtų išeiviją. Ten yra mitingų video foto. Žiūrėkite, nuo rugsėjo mėnesio renkasi visa Lietuvos tauta į tautos pasaulio išeivijos streiką, kad pakeltų valstybės ekonomiką, grąžinti išeiviją, atkurti teisingumą, grąžinti turtus ir pasodinti korumpuotus pareigūnus. Prie generalinio prokuroro taip pat pravedėme labai garsų mitingą. Tarp kitko, darbuotojai mus palaikė, labai šauniai, normaliai atsiliepė negu Seimas. Seimas tai yra Gariūnų turgaus filialas. Todėl pranešu, kad rytoj, būdamas Klaipėdoje, įteiksiu prokurorui su parašu iškelt baudžiamą bylą dėl 10-12 faktų. Tai ne juokas. Ponai, prasidėjo oficialiai Euromaidanėlio įspėjamieji protestai. Oficialiai saugojo policija, plakatai buvo, kalbėjim, muzika buvo, visi spectarnybos filmavo. Man užvaldė valstybė. Prašau prokuroro atnaujinti terminus, kelt baudžiamas bylas. Pažiūrėsime, kaip pasielgs ponas Evaldas Pašilis, mano žemėtis, genprokuroras. Palauksime. Ačiū, iki pasimatymo. Atsibuskime. Tauta jau subrendo kovoti už save. Tauta nebenori žudytis, nebenori vykti daryti kompanijas į Estiją, nebenori bėgti į užsienį. Tauta nori gyventi tėvynėje. Taigi, mylėjai, turime ateiti visi nuo rugsėjo prie Seimo. Jei Seimas nevykdys 10 pažadų, Seimas tikrai bus paleistas teisiškom priemonėm. Teisiškom. Taigi, baigiu Euromaidanėlio pakeliui namo informaciją. Man dabar spėjo, kad mane gali nužudyti. Netikiu plepalais. Bet kada kalmiškai įvarį miestų, yra neramu. Iki pasimatymo, mėlyje.